Buvo kaimas ir nebėra kaimo. Jį sudegino gyvą su tais, kurie turėjo gyventi, su tais, kurie turėjo mirti ir su tais, kurie turėjo gimti. Esu Pirčiupių kaime ir šiame video aš papasakosiu šio kaimo žiaurią istoriją, jo sunaikinimo pastatų, gyventojų, bet pasakojimą pradėsiu nuo kito kaimo, kurį taip pat ištiko labai žiaurus likimas. Visa tai įvyko antrąją karo dieną 1941 metais. Iki 1941 birželio 23 dienos tragedijos Ablinkos kaimas mažai kam buvo žinomas. Už ką, kokiu pretekstu antrąją karo dieną buvo sušaudyti nekalti žmonės ir sudegintas kaimas. Tai pirmos žinomos karo aukų lietuvių pavardės. Už ką nužudė Ablinkos kaimo gyventojus ir sudegino kaimą jau antrąją karo dieną. Dar prieš karą Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą Ablingoje įsikūrė Raudonosios armijos statybos batalionas. Prasidėjus karui vokiečių dalinys atvyksta prie Ablinkos kaimo. Vokiečių pėstininkų pulko daliniai užėmė Ablinkos kaimą. Prieš gyventojus represinių priemonių vokiečiai nesiėmė. Saugumo tikslu nutarė izoliuoti vyrus, kuriuos uždarė buvusioje sovietų kareivių parduotuvėje. Tačiau moterys su vaikais atsisakė išsiskirti su vyrais, todėl ir jos su vaikais buvo ten uždarytos. Kitiems kaimo gyventojams pavyko iš kaimo pasitraukti ir pasislėpti. Tuo tarpu vokiečių kareiviai skerdė kaime gyvulius, gaudė paukščius, vienu žodžiu puotavo jie. Pretekstas žudyti gyventojus atsirado tada, kai sovietų kariai apšaudė vokiečių dviratininkų būrį. Keli jų buvo nukauti. Vokiečiai kai kurių gyventojų namuose rado ginklų. Be to vokiečių žvalgybos duomenimis kai kurie gyventojai palaikė ryšius su sovietų kariais, teikė jiems pagalbą. Vokiečių karininkai ir kareiviai turėjo didelius įgaliojimus, be jokios atsakomybės. Jeigu kariuomenė buvo klastingai užpulta ir aplinkybės neleidžia greitai išsiaiškinti kaltininkų, atitinkamas karininkas įsako tučtuojau vykdyti kolektyvinės prievartos priemonės. 41 metų birželio 23 dieną vokiečių kariai 3 vietose sušaudė 42 kaimo žmonės, 33 Ablingos, iš jų 20 vyrų ir 13 moterų, 6 Žvaiginių kaimo vyrus bei 2 vyrus ir 1 moterį atvykusius iš kitur. Sušaudę žmonės vokiečiai kaimą sudegino, gyvi liko 20 gyventojų. Tokie yra istoriniai faktai apie kruviną Ablinkos kaimo tragediją. Tai, kas įvyko karo pradžioje ir karo pabaigoje, kada buvo sunaikintas Pirčiupių kaimas, parodo, kad tokia represinė praktika buvo naudojama visada, netgi pirmasias karo dienas. Klaidingai yra manoma, kad karo pradžioje į Lietuvą įžengę vokiečiai buvo mandagus, kultūringi, išsilavinę žmonės, vaikams dalindami šokoladukus, vyrams cigaretės, moteriams bučinius, nes tai tik buvo propaganda. Pasikeitus aplinkybėms, kas matosi ir iš pirmų karo dienų, vokiečiai elgdavosi itin žiauriai. Jiem nerūpėjo nei žmonių gyvybės, nei žmonių turtas, nei atsakomybė, kurią jie nešė už savo nusikaltimus. Gerų žmonių su ginklais atėjusių į svetimą žemę nebūna. 44 metais balandį Vilniuje įsikūrė SS 16 pulkas. Kas tai yra per pulkas ir kokią paskirtį jisai atliko? Nes šis pulkas ir yra atsakingas už šio kaimo sunaikinimą. Kovai su partizanais ir jų rėmėjais antrojo pasaulinio karo metais vokiečiai steigė specialius policijos padalinius. Minėti policijos padaliniai dažniausiai veikė rytų fronte. SS ir policijos vado Himlerio įsakymu 12 SS ir policijos dalinių buvo pasiųsti į Trečiojo reicho okupuotas šalis. Pirčiupių kaimui teko susidurti su vienu iš tokių padalinių.
Tai buvo 16-asis SS ir policijos pulkas įsikūręs Vilniuje. Yra žinoma daug faktų, kur ir kada darė nusikaltimus šis pulkas. 1943 m. rugsėjo mėnesį 16 pulko 3 batalionas buvo pasiųstas į Baltarusijos, Latvijos ir Lietuvos pasienį. Batalionas saugojo karinės reikšmės objektus ir kovojo su partizanais. Operacijos metu vokiečių policininkai šukavo miškus, tikrino gyventojų dokumentus, degino kaimus ir plėšikavo, grobė iš gyventojų maisto produktus ir kitą turtą. Taigi šis pulkas jau turėjo patirties, kaip apiplėšti gyventojus, kaip juos nužudyti ir kaip sunaikinti kaimus. Dalis 16 pulko policininkų 43 m. rugpjūčio mėnesį dalyvavo operacijoje Somer vasarą šiaurės rytų Lietuvoje. Šios operacijos metu buvo gaudomi žmonės ir išvežami į prievartos darbus Vokietijoje. Batalionui teko dalyvauti kautynėse ir su Raudonosios armijos daliniais. 44 metų balandžio mėnesio viduryje 16 pulkas buvo išsiųstas papildymų į Vilnių. Pulko vadas tuomet buvo policijos pulkininkas leitenantas Valteris Titelis. Jis 44 metais pavasarį buvo kovos su partizanais Lietuvoje štabo viršininkas. Yra žinių, jog atskiri 16 pulko padaliniai dalyvavo generolo Plechavičiaus įkurtos sukarintos organizacijos nuginklavime bei išsiuntime į Vokietiją. Iš viso 16 pulko kariai nuginklavo ir išvežė apie 600 Plechavičių. 16 pulkas dalyvavo ir likviduojant karo mokyklą Marijampolėje 44 metų gegužės viduryje. Pulko būrys atvyko į Marijampolę, apsupo karo mokyklos pastatą ir pasiūlė kariūnams pasiduoti. Kai kurie Plechavičiai bandė bėgti pro langus, bet buvo nušauti. Likusieji buvo suimti. Titelio grupės padaliniai gavo užduotį neleisti sovietinių partizanų būriams skverbtis į vakarus, į Lietuvos gilumą. Be to 16 pulkui pavesta saugoti žemės ūkio produktus bei jų išvežimą. Vasara 1944 metų birželio 3 diena. Lemtinga diena šiam kaimui. Ir baigėsi jinai štai kuo. Taigi, kas įvyko ir kodėl geri santykiai su vokiečiais, tarp kaimo gyventojų ir vokiečių, gana geri santykiai, šilti, kodėl taip staigiai pasikeitė ir tiesiog per vieną dieną buvo nuspręsta šį kaimą sunaikinti, o visus gyventojus išžudyti. Į Pirčiupius vokiečiai atvažiavo 14 sunkvežimių, 2 tankais ir 1 šarvuočiu. Pirčiupiuose tuomet gyveno 43 šeimos, 32 šeimos naujuosiuose Pirčiupiuose ir 11 šeimų senuosiuose Pirčiupiuose. Pastarajame kaime buvo įsikūręs ir vokiečių atsparos punktas. Šiame punkte tarnavę vokiečių policininkai gyveno kaimiečių trobose, bet buvo įsirengę ir bunkerius, apjuostus spygliuota viela. Vokiečiai turėjo užduotį saugoti Vilniaus Eišiškių plentą ir trukdyti sovietiniams partizanams lankytis kaimuose. Birželio 3 dieną 9 val. Ryto už 1,5 kilometro nuo Pirčiupių kaimo sovietiniai partizanai užpuolė vokiečių policininkų apsaugos būrį. Užpuolimo metu buvo nukauti 6 vokiečiai, o 8 paimti į nelaisvę. Partizanai pasitraukė rytų kryptimi. Šį užpuolimą išgyveno buvęs 16 pulko policininkas motociklininkas Karlas Heimanas. Jis pasako, kad iš Eišiškių važiuojančius vokiečius prie Pirčiupių kaimo užpuolė apie 60 partizanų. Jie sudegino vokiečių automobilį, nukovė 6 kareivius, kitus paėmė į nelaisvę. Į koją sužeistam Heimanui pavyko pabėgti su motociklu. Pasiekęs vokiečių dalinį, jis pranešė apie įvykusį užpuolimą. Atvykę į partizanų atakos vietą, kareiviai surinko ten paliktus negyvus kūnus. 2 kuopos lydimos 2 tankų pajudėjo Pirčiupių kaimo link. Maždaug toje vietoje, kur dabar stovi paminklas Pirčiupių motinai, karinės technikos vilkstinė sustojo, kareiviai išlipo iš sunkvežimių ir ėmė supti kaimą. Maždaug šioje vietoje, kur stovi paminklas Pirčiupių motina, vokiečiai sustojo ir pradėjo supti kaimą. O nuo šios vietos, už 1,5 kilometro nuo čia plentų, buvo ir užpulti tie vokiečiai, dėl kurių užpuolimo ir įvyko ši tragedija. Kodėl keršto akcija buvo pasirinkti būtent Pirčiupiai, o ne kitas kaimas.
Sovietmečio propaganda teigia, kad pirčiupiai visai priėmė sovietų partizanus, bet tai netiesa. Apie 10 kaimo gyventojų dėl įvairių priežasčių išėjo į mišką, kai kurie turbūt ir dėl ideologinių motyvų, tačiau daugumai apskritai rūpėjo kasdieniai rūpesčiai, o kai kurie atvirai nesimpatizavo sovietams. Pulkininkas Valteris Titelis neturėjo jokio pagrindo kaltinti pirčiupiečių. Senųjų pirčiupių punkto vadas aiškino Titeliui, kad kaimo gyventojai jokių būdų nebendradarbiavo su partizanais. Jis niekada to nepastebėjo. Punkto kareiviai gyveno 4 Urbelionių ir Saulėno sodybose. Suprantama, juos turėjo dominti gyventojų nuotaikos ir situacija aplink kaimą. Jų vado užtarimas tikriausiai išgelbėjo senųjų pirčiupių žmonių gyvybės. Kitų pirčiupiečių likimą nusprendė Titelis. Netrukus buvo gautas Valterio Titelio 16 pulko SS pulkininko vado įsakymas sunaikinti kaimą su visais gyventojais. Vadovauti pradėjo 3 bataliono vadas Šleikeris su savo adjutantu Akermanu. Viskas prasidėjo po pietų. Tiesiogiai egzekuciją galėjo stebėti tik vienas kaimo gyventojas – Stasys Jelmokas. Visi kiti liudijimai yra iš tardymo protokolų. Po karo suėmus kaip kuriuos vokiečius, kurie dalyvavo naikinant kaimą ir žmonės. Į Pirčiupių kaimą vokiečiai atvažiavo 11 valandą. Žmonės prie vokiečių kariuomenės buvo pripratę ir supant vokiečiams kaimą nebėgiojo. Priešingai, kai kurie buvę laukuose grįžo namo pasidomėti, ko čia atvyko tie vokiečiai. Gal rinkti duoklių, gal maisto reikalauti. Apsupę kaimą vokiečiai pradėjo iš gryčių varyti žmonės į kaimo vidurį. Ėjo į kiekvieną trobą ir nieko nesakydami liepė eiti į kaimo aikštę. Trobose niekas neliko, niekas pro sargybinių ratą iš kaimo negalėjo išbėgti. Kelios moterys, kurios iš trobų vokiečių varomos nėjo, buvo tuojau nušautos čia pat savo gryčiose. Bėgti labai niekas ir negalvojo, nes nežinojo, kodėl juos ten varo. Viename dokumente labai tikroviškai aprašytos Pirčiupių kaimo gyventojų žudynės. Prieš kaimo sunaikinimą gyventojai buvo suskirstyti į 2 grupės. Vienoje grupėje buvo vyrai, kitoje grupėje buvo moterys ir vaikai. Suvarę į aikštę vyrus pradėjo atskirti nuo moterų. Prie vyrų prisiskyrė ir visus berniukus, kurie buvo vyresni. Kai žmonės suvaryti stovėjo aikštėje, tai kiti vokiečiai ėjo per trobas ir paimdavo, kas jiems patiko. Moterų audeklus, audinius, drabužius, siuvimo mašinas. Negausi! Labai ieškojo pinigų. Ėmė maisto produktus, sviestą, lašinius, duoną, miltus. Viską dėjo į sunkvežimius. Gyvulius, karves, avis, vištas, žąsis varėsi į senųjų Pirčiupių esantį atsparos punktą. Kai viską iš kaimo išplėšė, tada atskyrė 15 stipriausių vyrų. Tam, kad išvengti pasipriešinimo, kai viskas taps aišku, ką jie yra sumanę. Ne vieną kartą esu girdėjęs ir man yra rašę, kodėl niekas niekada nesipriešindavo. Todėl, kad nebuvo kam priešytis. Tie, kurie galėjo priešintis, iš pat pradžių būdavo sunaikinami. Visada. Visus stipriausius vyrus, aktyviausius ir jaunus pirmoji eilėj sunaikindavo. Tam, kad išvengti pasipriešinimo, kai viskas taps aišku, ką jie yra sumanę, juos nuvarė į kaimo galą, į kluoną, uždarė ir padegamaisiais šoviniais kluoną iš visų pusių apšaudė. Kluonas užsidegė. Uždaryti vyrai kluone šaukė, staugė, bet jiems neleido išeiti. Likusieji aikštėje jų šauksmus girdėjo ir matė degantį kluoną su gyvaisiais. Jie išbėgti negalėjo, nes stovėjo labai daug sargybos. Vienas vyras išlipo iš degančio kluono, tai jį nušovė. Dar 2 bandė bėgti ir juos irgi nušovė. Iš kluono niekas negalėjo išsigelbėti ir visi baisiuose klyksmuose degė. Vokiečiai likusius vyrus varė prie degančio kluono kaimo gale. Suvarė į greta esantį dar nepadegtą kluoną. Vienas iš varomų vyrų pradėjo rodyti dokumentus, kad jis esąs ne iš Pirčiupių kaimo. Tai jį nušovė. Jo pavardė Buckus Jonas iš Pamirkių vienkiemio. Jis laikė rankose 2 metų dukrelę. Ją išplėšė sargybinis iš rankų ir nunešęs numetė į moterų apsuptą ratą. Vedant moteris, 2 moterys, Elena Jelmokienė
su savo dukterimi Maryte Jelmokaite atsiskyrė nuo grupės, turbūt norėdamos pabėgti. Tai pamatęs vokiečių policininkas Berhardas Šmidermanas išsitraukė pistoletą ir tas moteris nušovė. Vieną moterų būrį nuvarė į kitą kaimo galą, kur dar nebuvo degančio klojimo. Suvarė į klojimą ir šūviais iš visų pusių padegė klojimą. Moterys pro langus mėtė vaikus laukan, tai vokiečiai tuos vaikus pagriebė gyvus, metė atgal į degančią trobą. Moterys iš vidaus dėjo langus pagalvėmis, vilnoniais drabužiais, norėjo sulaikyti gaisrą. Bet trobos degė labai greitai. Trobos įsidegė iš vidaus. Kelios moterys iš degančių namų bandė bėgti, bet jas tuojau pat nušovė. Su moterimis buvęs vienas berniukas bėgo nuo degančios ugnies, bet ir jį nušovė. Kai moteris ir vyrai sudegė, tai vokiečiai ėjo prie kiekvienos trobos ir jas uždegė padegamaisiais šūviais. Padeginėjo gryčias, kluonus, tvartus ir visas kitas trobelės. Lauke, kurie buvo prieš tai nušauti, atvilko ir sumetė į ugnį. Tuo metu netoli Pirčiopių kaimo laukuose du piemenukai ganė gyvulius. Išgirdę, kad kaime kažkoks triukšmas, iš smalsumo jie palikę gyvulius atėjo pasižiūrėti. Vokiečiai pačiupo ir juos ir taip pat įmetė į ugnį. Baisi egzekucija, dauguma žmonių buvo sudeginti gyvi, truko apie 3 valandas, nuo 14 iki 17 valandos. Papasakosiu dar vieną liudijimą berniuko Vytauto Uždavinio gimusio 31 metais, taigi tuo metu jam buvo 13 metų, kada vyko šios žudynės. Papasakosiu jo liudijimą. Gimiau 1931 metais Pirčiupių kaime. Mūsų šeimoje augome 3 vaikai. Gyvenome nepavydėtinai. Iš nederlingos Pirčiupių žemės sklypelio ne kažin ką galima buvo išauginti. Reikėjo tėvams uždarbiauti iš pašalių. 41 metais mirė mano tėvas. Mirus tėvui gyvenimas dar pasunkėjo, nes nebuvo kam dirbti žemės ūkyje, nors viena motina dirbo nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Kaimo tragedijos dieną aš ganiau kiaules už kaimo ganykloje. Su manimi ganė ir Uždavinytė Cecilija, mūsų kaimynė. Kai pastebėjome, kad kaimą supa vokiečių kareiviai, Uždavinytė Cecilija liepė man bėgti į miško pakraštį prie upelio ir pranešti Kavaliauskienei, kad paslėptų bravorių samagonui varyti. Nes tuo pačiu metu Kavaliauskienė gamino samagoną. Aš palikau ganykloje kiaules ir nulėkiau ten, kur man buvo liepta. Atbėgęs radau Kavaliauskaitę Teklę, kuri apie kaimo apsupimą jau žinojo ir baigė slėpti krūmuose bravorių. Ten pat buvo 2 pirčiupiečiai. Aš jiems papasakojau apie kaimo apsupimą ir norėjau atgal grįžti į kaimą, tačiau grįžti man į kaimą jie neleido. Mes visi patraukėme gilyn į mišką. Netrukus kaime pasigirdo pavieniai šūviai, o vėliau ir automatų serijos. Mes supratome, kad kaime vyksta blogi reikalai. Vyrai nuėjo kaimo link, o aš su Tekle Kavaliauskaite likome miške. Dar vėliau iš kaimo pusės mus pasiekė dūmai. Supratome, kad kaime kažin kas dega, bet kas dega nežinojome. Ta patį vakarą netoli Pamirkių kaimo sutikome Uždavinį Juozą, kuris ir papasakojo mums, kas atsitiko su kaimu ir jo žmonėmis. Mat Uždavinį Juozą ir Jelmonką Stasį vokiečiai paleido gyvus. Pulkininkas Titelis nusprendžia paleisti kelis gyvus žmonės, 2 vyrus, 3 moteris, kad jie galėtų aplinkiniams kaimams papasakoti, kas įvyko šiame kaime. Tai buvo kaip įspėjimas kitiems kaimams, kad neturėti ryšių su partizanais, nes kitu atveju ištiks toks pats likimas. Sužinoję baisią kaimo tragediją, visi labai pergyvenome. Supratau, kad amžinai išsiskyriau su mamytė ir broliukais. Nesusigaudžiau, kas laukia manęs ateityje. Aišku, kad badas ir skurdas. Po poros dienų mane surado močiutė ir senelis iš Pašalčių kaimo ir nusivežė į savo namus. Laidojimo dieną kartu su seneliais žuvusiųjų kaimo aukų laidotuvėse dalyvavau ir aš. Prie Uždavinio Jono sudegusio namo atpažinau apdegusį mamytę Slavoną. Motina matyt norėjo įsiveržti iš degančio namo ir buvo nušauta, tačiau kūnas buvo smarkiai apdegęs. Kaime vaizdas buvo šiurpus, vien griuvėsiai, pelenai, o juose žmonių lavonai. Ta baisi diena mano atmintyje išliks visam gyvenimui. Tuo metu man buvo 13 metų, mane slėgė didelė skriauda, pagal amžių nepakeliama nelaimė. Iš viso gyvų liko 39 šio kaimo žmonės.
16 žmonių buvo išvykę, 14 žmonių buvo pasislėpę miškuose, o 9 žmonės vokiečiai paleido gyvus. Kelios šeimos ir pavieniai žmonės, 5 moterys ir 4 vyrai buvo atvykę aplankyti giminių. Iš 9 atvykusių neįsigelbėjo nė vienas. Taip pat žuvo egzekucijos metu patekęs į kaimą senukas Skerdžius Jurgis Kazlauskas. Taip pat atsitiktinai nežinomi žmonės važiavę dviračiais, 3 vyrai ir 2 berniukai. Iš viso žuvo 119 žmonių, 61 moteris ir 58 vyrai. Pagal amžių 49 vaikai iki 15 metų. Iš jų 14 vaikų lygiai 5 metų ir 4 kelių mėnesių kūdikiai. Taip pat buvo ir besilaukianti moteris. Štai ši vieta, kur degė žmonės. Būtent šioje vietoje, kur dabar stovi, buvo kluonas. Čia buvo suvaryti kaimo žmonės. Ir yra rastos šio kluono liekanos. Čia va buvo sudeginti nekalti Pirčiupių žmonės. Šioje vietoje vyko baisi tragedija. Tai yra mirusiųjų gyventojų fotografijos. Yra netgi vaikų, paauglių, yra ir senyvų žmonių, bet daugiausia vidutinio amžiaus žmonės, daug moterų, surašytos pavardės, beveik visi žuvusieji yra žinomi, surašyta pavardžių yra 114, iš viso žuvo 119 žmonių. Taip pat yra nurodyti ir metai, tai yra 2 metai, 5 metai, 17, 19, pažiūrėkite, Marytė Uždavinytė 3 metai, 5 metai, 6 metai. Labai daug vaikų. Kas baisaus atsitiko dar po šių žudynių? Ogi tai, kad daugiau kaip savaitę laiko, 9 dienas, vokiečiai dar neleido pasiimti kūnų ir jų palaidoti. Buvo sargybiniai ir niekam neleido prisiartinti prie sudegusių namų. Valkininkų klebono prašymų laidotuvės buvo leistos tik birželio 12 dieną. Vokiečiai reikalavo, kad ceremonija vyktų tyliai ir su kuo mažesniu žmonių skaičiumi. Nužudytieji kaimo gyventojai buvo palaidoti 2 duobėse, atskirai vyrai ir moterys. Ne visi artimieji atpažino saviškius, o kai kurių visai nerado. Netrukus palaidojimo vietoje buvo pastatyti 2 saulutėmis papuošti ornamentuoti kryžiai. Viename įrašyta ilsėkitės broliai ir tėveliai ramybėje, atmintis. O kitame ilsėkitės motinos ir seserys ramybėje, atmintis. Šioje vietoje 2 bendri kapai tų žmonių, kuriuos pavyko rasti ir palaidoti. Viename kape moterys, kitame kape vyrai. Pirčiupių kaimo tragedija iš kitų vokiečių keršto akcijų Lietuvoje išsiskyrė tuo, kad kaimas buvo ne tik sudegintas, bet buvo žiauriai nužudyta dauguma kaimo gyventojų. Pirčiupiai siaučiant Antrojo pasaulinio karo audroms nuo 41 iki 44 birželio mėnesio gyveno pakankamai ramų gyvenimą. Tai buvo kaimas, kuriame partizanai ir vokiečiai rado nebylų susitarimą ir vieni kitų nelietė. Dėl strateginės padėties kaimas veikiai atsidūrė vokiečių įgulos apsaugoje. Dėl to čia partizanai nevykdė agresyvių akcijų. Kaime nebuvo įmonių, tiltų, sandėlių, todėl partizanams nebuvo ko puldinėti, nebuvo ir pagrindo vokiečių represijoms. Vėliau sovietų partizanio judėjimo specifika lėmė tai, jog jie vykdė diversijas ir pasalas, žinodami, kad jos sukels vokiečių represijas, nuo kurių kentės vietiniai gyventojai. Civilių aukos buvo suvokiama kaip karo nuostolis ir visuotinio karo fone tam nebuvo teikiama reikšmė. Vadovaujantis tokiu požiūriu, diversija birželio 3 dieną, kurią įvykdė sovietų partizanai,
vertinama kaip eilinė pasala, per kurią žuvo vokiečių kariai. Tačiau atsakas buvo netipinis – sudegintas kaimas, o gyventojai nužudyti. Tai galima paaiškinti kaip aklą kerštą ir vokiečių desperaciją nenumaldomai artėjant frontui. Partizanų išpuolis įvykių sekoje užima savo vietą, tačiau pagrindinė atsakomybė tenka represinės operacijos sumanytojams ir vykdytojams, ir tai yra vokiečiai. Vokiečių antipartizaninė kovos taktika, kurios pagrindas ne partizanų paieškos ir jų likvidavimas, o represijos prieš civilius gyventojus, buvo bevaisė. Partizanai vykdė išpuolius nepaisydami nei savų, nei civilių gyventojų aukų. Pirčiupių kaimas tapo dviejų kariaujančių galių auka. 16 pulko vadas Valteris Titelis taip ir neatsakė už šio kaimo sunaikinimą. Po gero mėnesio, apie Liepos vidurį, jisai žuvo Vilniuje ir yra palaidotas Kaune Aukštųjų Šančių karių kapinėse. 80 metų praėjo nuo šios tragedijos. Ir tai atrodytų galbūt labai ilgas laiko tarpas ir nėra taip aktualu, tačiau aš manau, kad tai mūsų istorijos dalis ir jinai žiauri ta dalis tokia ir tai būtina žinoti. Todėl dėkoju visiems, kurie žiūrite mane, sekate, palaikote šį kanalą. Dėkoju savo rėmėjams, kurių dėka galiu kurti tokį turinį. Dėkoju Aušrai, dėkoju Karoliui, Justui, Giedriui, Jurgitai. Ačiū jums visiems, kad esate Contribui ir atsisveikinu su jumis iki kitų video. Likite sveiki. Ate.